Viskas, kas yra geriausio iš kripto pasaulio, vienu pirkimu iki 20 eurų. Tai jeigu tau tinka ir patinka toks turinys ir įdomu, apie ką aš čia, žiūrėk video iki galo, naudok timestampus apačioje, žinoma, prenumeruok kanalą ir jeigu kažkas neaišku, klausk, nes kiekvieną pirmadienį darau klausimų atsakymų sesijas, tad prenumeravęs, uždavęs klausimą visada gausi atsakymą, nes einu per kiekvieną mielą komentarą. Tai jeigu tau tas patinka, spaudžiam like ir žiūrim šitą video apie kripto pasaulį, kol nėra vėlu. Ir kodėl nėra vėlu vis dar, nes kripto nėra vis dar reguliuojamas. Ir kodėl apie tai niekas nekalba, tai aš teigiu, nes iš tikrųjų pagal Google trendus retail investuotojai, tai reiškia mes paprastieji žmonės, šiai dienai turime, štai va, februarį 18-24, praktiškai nieko mes čia neguglinome, jo, jeigu taip pasižiūrėjus. Ir jeigu pasižiūrėti į Bitcoino kainą, tai Bitcoin price, tai mes turime 58 tūkstančius eurų šiai dienai ir jeigu žiūrėt 5 metų laikotarpį, sveikinu, eurais mes pramušėm all time high. Tai kitaip tariant, mes esam aukščiausiame Bitcoino taške. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad niekas apie tai nekalba, o kaina jau yra aukščiausiame taške. Tai reiškia, kad kai pradės kalbėti, jau bus, tai prasme, jau dabar yra netoli per vėlu, bet vis dar ne per vėlu mano akimis, bet kai pradės visi kalbėti apie tai, va tada jau bus per vėlu ir tada reikės fiksuotis dažniausiai pelnus. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į Bitcoino kainą, į tai, kiek yra googlinama ir apie tai, kad šiaip iš principo, tai kas supirkinėja dabar Bitcoiną? Instituciniai, atsiradus Bitcoino ETF-ui, apie tai aš dariau video ir kalbėjau štai šitame video, atsiradus Bitcoino ETF-ui, kas nutiko? Instituciniai pradėjo supirkinėti Bitcoiną, kripto ir remti savo ETF-ą, reiškia tikruoju kripto. Ir kas gavosi, kad biržose, dabar tik tai nerasiu screenshotą, bet biržose kiekvieną dieną buvo supirkinėjama po 10 tūkstančių Bitcoino, o iškasama po 900 Bitcoino. Jūs suprantat pasiūlos ir paklausos dėsnį, labai tikiuosi šitoje vietoje, nes tai yra ypatingai svarbu. Pasiūla yra, reiškia, 900, o paklausa yra 10 tūkstančių. Tai paklausa 10 kartų viršyje pasiūlą. Tai dėl to ta kaina sprogo, čia yra vienas iš dalykų. Antras dalykas, tai daro instituciniai žaidėjai su didžiuliam kišenėm, didžiuliais kapitalais, milijardiniam sumom. Retailas šiuo atveju mes, paprasti žmonės, dar net nepasigavom. Nes nuo Bitcoino pakilimo, pavyzdžiui, nuo rugpjūčio mėnesio kainavo 2,4, dabar kainuoja 58 tūkstančius. Tai, apie ką mes kalbam šitoje vietoje? Tai yra per pusę metų realiai yra 100 su viršum procentų, jeigu žiūrėtume, per metus laiko yra 177 procentai. Mes nespėsim pasivyti šitos kainos, kai instituciniai iš tikrųjų supirks ir nenorės pardavinėti dar to Bitcoino. Tai reiškia, jie išims visą likvidumą iš rinkos. Ir tada ateina kitos galimybės. Tai yra Bitcoino maininimo kompanijos, kurios teikia jam infrastruktūrą, biržos, kripto biržos, pavyzdžiui, tas pats Coinbase'as. Tai apie tai šiandienos video, tai kitaip tariant, kaip investuoti į visą tą infrastruktūrą, nes su Bitcoinu gali būti, kad jau šiek tiek pavėlavom, bet infrastruktūra, kuri palaiko Bitcoiną ir kuri palaiko visas šitas transakcijas ir visą šitą dalyką, natūralu pasipelnys iš to ir mes dar kol nedeklaravo visi viešų rezultatų, galime šitoje vietoje užsipirkti, mano galva, visai faino turto ir šiandien yra ETF-as, konkrečiai tam, kad nereikėtų rinktis visų kompanijų, tai bus ETF-as, į kurį įeina viskas, kas yra geriausio, reiškia, pasaulyje iš Bitcoino išgavimo, palaikymo, na ir taip toliau ir panašiai. Tai realiai šitoje vietoje einam prie fondo, kurį norėčiau apžvelgti ir tai yra Valkyrie Bitcoin Miners ETF. Šiais metais jisai pakilęs 137 procentus, jeigu mes žiūrėsime, palyginti su S&P per vienerius metus, S&P 500 32 procentai, Valkyrie Bitcoin ETF 138 procentai. Dabar į ką jisai orientuojasi, kada jisai čia atsirado, tai atsirado 22 metų vasario 7 ir investavimas siekia duoti mum visą tą total return,
nuo aktyviai valdomo fondo, pabrėžiu, kad tai yra aktyviai valdomas fondas, jis neseka indekso kaip ir benchmarkas S&P 500 TR USD, abejoju, kad jisai orientuojasi į S&P 500 su šitais rezultatais, bet nežinau, man kažkaip neatrodo šita dalis teisinga, bet idėja, kad jie investuos bent jau 80% viso grynojo turto, kurį valdo, plus skolintas lėšas į aktyvus, į kompanijų, kurios turi bent kažkokią išraišką, kažkaip prisiliečia prie bitkoino išgavimo ir 50% bent jau tos kompanijos ateina iš bitkoino maininimo operacijų arba iš specialiųjų čipų teikimo, hardo, softo ir kitų dalykų, kurie susiję su bitkoino maininimu. Tai kitaip tariant, čia bus ir Nvidia įeinanti tą patį kompaniją, po to pagal sandarą pamatysim ir taip toliau. Tai fondas yra nediversifikuotas, pabrėžiu, šitas ETF-as nėra diversifikuotas ir jis orientuotas į labai siaurą nišą. Bet šita labai siaura niša su sąlyginai nedidelė investicija gali duoti sąlyginai didelę grąžą prie labai didelės rizikos. Nepamirškime tą dalyką. Kur pasireiškia jo rizika? Tai kad jeigu bitkoino technologija nevažiuoja, tai akivaizdu, kad ir fondas nevažiuoja, nes ir bitkoinas nevažiuoja. Tačiau nekalba apie visus šitos dalykus per žinias, per visur kitur. Aš manau, kad sąmoningai ir tą valdo ne kas kitas, o BlackRockas, kuriam ir priklauso visi New York Timesai, Forbesai ir taip toliau ir panašiai. Tai ir tas pats BlackRockas pasileidęs Bitcoin ETF-ą kartu su Fidelity, supirkinėja patyliukais Bitcoiną ir apie tai nepranešinėja žiniuose. Tai labai faina. Tai žodžiu, didžioji dalis kompanijų yra finansai plus technologijos, 13% sudaro fondą. Ir šitoj vietoj aš kalbėjau apie vieną įmonę, kuri buvo mano galva super potenciali iki halvingo įsigyti ypač. Tai yra CleanSparkas ir jisai sudaro šiai dienai nei daug, nei mažai 21% šito viso fondo. Ir toliau Maratonas, Irisas, Riotas, Nvidia, Bitfarmsas, Hive, TerraWolf, Chipper Mining, Bit Digital, žodžiu, 23 kompanijos, bet 83% sudaro 10 šitų įmonių. Dabar turto valdymo mokestis šito fondo yra sąlyginai didelis, jeigu pasižiūrėsim, jis yra 0,75, bet jūs nepatikėsit, jis dar ir dividendus išmoka. Tai vat įdomu, kartą į metus, kadangi jis išmoka dividendus, tai iki kada reikia jo įsigyti. Tai juokas juokais perkam, aišku, mes ne dėl dividendų, bet realiai iki gruodžio 20 reikia įsigyti, tai mes turim dar visus metus iki dividendų, tai žiūrėsim, kiek bitkoinas kainuos 24 pabaigoje. Bet idėja yra labai paprasta, labai volatilus, atkreipkite dėmesį, rizikos lygis nuo 19 baksų iki 8, tai skaičiuokim, kad minus šiam procentų, kažkur net minus 7, toliau iki 22, toliau nuo 22 iki 12, tai suprantat, kad šita rizika yra labai didelė, turint mintyje visą kompanijų volatilumą. Tačiau mes vieno mygtuko paspaudimu už 17 pinigų galime įsigyti šito džiaugsmo ir aš asmeniškai naudoju savo dividendiniam portfelį, kurį seka šiai dienai jau 326 žmonės ir online visada gauna mano užpirkimus, apsipirkimus, kas liečia investavimą į bet kokią kompaniją, dividendinę ar ne. Tai šitoje vietoje priekyboje ateinam ir susirandam Valkyrie Bitcoin Miners ETF-ą. Ir žinoma, priėmus visas sąlygas mes galime jį įsigyti. Tai vėlgi, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra tiesiog paprastas ir efektyvus būdas nusipirkti tų aktyvų už nedidelę pinigų kainą, o visas video yra edukacinio pobūdžio ir jūs privalot atsižvelgti į savo rizikos toleranciją, nes realiai tik jūs esate atsakingi už savo investicijas. Mano galva šiai dienai tai būtų fainas pirkinys su sąlyga, kad jūs labai aiškiai suprantat, ką jūs perkat. O perkat jūs realiai, tą visą kripto kompanijų krepšelį. Tai aš net galvoju, gal ir būtų faina net išeiti iš tam tikrų pozicijų pavienių įmonių ir tiesiog nusipirkti šitą ETF-ą, nes jisai kuo puikiausiai atspindi kripto minerių rinką. Good. Tai čia yra toks variantas. Tai dabar dar vienas dalykas, kodėl mano galva kripto gali būti vienas iš tų tokių safe haven, sakykime. Tai vėlgi, pagal viską Bitcoin halvingas, tai reiškia atlygis už tos blokus, aš jau kalbėjau,
jisai mažės. Tai kitaip tariant, pačio bitkoino dar mažės. Ir įsivaizduokit, jeigu dabar yra iškasama 900, poreikis yra 10 000, tai poreikis didės, o atlygis už iškastą bitkoiną mažės dvigubai. Tai pačių bitkoinų. Tai idėja yra labai paprasta. Tai įsivaizduokit, kas nutiktų, jeigu mes pasiūlą sumažintume 2 kartus šitoje vietoje ir realiai paklausa išliktų tokia pat arba netgi padidėtų. Tai kas nutinka su tokio aktyvo kaina, kurio visi nori, bet nieks negali nupirkti. Tai visi siūlo kuo daugiau pinigų, ką tai reiškia, kad pats bitkoinas brangsta. Ir aš nežinau, aš nespėliosiu šitų visų kainų, taip toliau panašiai, bet man atrodo, kad 100 000 už bitkoiną yra tiesiog neišvengiama, laiko klausimas. Klausimas, ką tada reikės daryti su juo, bet tai, kad instituciniai neperleis savo aktyvų paprastiem investuotojam ir bitkoinas bus supirktas didžiąją dalimi institucinių investuotojų ir ant jo tikėtina bus pastatyta ta visa kita infrastruktūra ir bus daromi fondai jo pagrindu ir taip toliau, tai man atrodo, čia yra laiko klausimas. Ir kuo puikiausiai BlackRockas su tuo susitvarko, nekomunikuodamas viešoje erdvėje apie visus šituos dalykus. Na, o dar vienas dalykas, tai kodėl kripto gali būti vienas iš sprendimų, tai kad po, Silicon Valley banko žlugimo didžioji dalis žmonių vėlgi pradėjo galvoti, kad laikyti pinigus pinigais ir tiesiog banke ar indėlyje nėra labai faina ir reikia diversifikuoti tiesiog per aktyvus. Ir vienas iš tokių aktyvų buvo auksas ir bitkoinas. Auksas ir skaitmeninis auksas, kaip jis jį vadina. Tai idėja vėlgi čia yra labai paprasta. Jeigu mes nueiname nuo standartinės monetarinės sistemos ir pinigai kiekvieną dieną praranda vertę, tai bitkoinas kiekvieną kartą įgyja vertę dėl to, kad jo pasiūla mažėja, paklausa didėja, o pinigų paklausa, jinai tokia, kokia yra, jinai iš principo ir yra, tik tiek, kad pinigų spausdinama ir įlieja į rinką pakankamai daug. Tai šitoje vietoje pinigų galima prispausdinti, bitkoino negalima prispausdinti. Ir čia yra esminė vieta, vėlgi dėl ko kripto, mano galva, galėtų būti vienas iš tų tokių fainų sprendimų. Kitas momentas, tie patys Wall Street'o hebra, ką jie daro, tai jie pasidarė savo exchange naują, kuris tikėtina jau galėtų būti reguliuojamas labiau. Jis vadinasi EDX Markets, reiškia šitas daiktas. Nežinau, nebandžiau, reikės tikriausiai išsibandyti, bet kokiu atveju, tai reiškia, jog instituciniai investuotojai dėliojasi savo tinklus jau prie kripto maininimo infrastruktūrų, jeigu žiūrėti, vėlgi apie CleanSparką žiūrėsit, taip matysit, BlackRockas supirkinėja nesvietiškai tą patį CleanSparką, tai idėja, jie patys apie tai nekalba, dėl to yra geras laikas dar kol kas mano galva įsigyti, nes kai jie pradės apie tai kalbėti, jau bus per vėlu. Tai mano galva visi, kas nori, galit užeiti, sakau, į Freedom 24, galit Valkyrie Bitcoin Miners ETF tikrai prisidėti savo į krepšelį, jeigu jis jums tinka. Jeigu netinka ir norit kažko saugaus, efektyvaus, tai tas pats ilgalaikis pinigų įnešimas su 8% metinių palūkanų grąža, garantuota iki 20 000 apdrausta, perdrausta, tai tiesiog su nuoroda apačioje galite tą išnaudoti, padaryti ir tai gali būti vienas efektyviausių ir paprasčiausių sprendimų mano galva šiai dienai, kol vis dar yra ta galimybė, nėra reguliacijos ir kol niekas apie tai dar nekalba. Pelningo visiems investavimo, na, o jeigu apie CleanSparką norit pasižiūrėti, kaip ir minėjau, video yra čia, aš asmeniškai esu nusipirkęs. Iki kitų kartų. Tiksliau, ne. Jo, ne.